kuriant svetainės ar programėles, praktiškai visada susidurėme su poreikiu kažką parodyti virš pagrindinio turinio. Tai gali būti modalinis langas, išskleidžiamasis meniu, koks nors pranešimas, žodžiu, perdangos yra visur. Ir jeigu jau tenka kurti tokius elementus, yra, gana didelė tikimybė, kad tai daroma vis dar senuoju būdu, rašant nuosavą JavaScript kodą, arba, žinoma, pasitelkiant kokias nors išorinės bibliotekas. Ir čia, kaip labai taikliai pasakyta šaltinėje, kurio remiamės, yra jausmas, kad bandome įkurti ugnį, trinant du pagaliukus, nors kišenėje turime modernų žiebtuvėlį. Tas žiebtuvėlis ir yra Popover API. Tai palyginti nauja naršyklių sąsaja, bet ją jau palaiko visos pagrindinės naršyklės, taigi ją galima drąsiai naudoti jau dabar. O pagrindinė mintis – galimybė kurti perdangas praktiškai be jokio JavaScripto. Gerai, tai pasigilinkime. Pradžiai, kad geriau suprastume, koks tai didelis palengvinimas, greitai prisiminkime, kaip atrodė tas senasis, sakykime, urvinio žmogaus būdas. Paprastai tekdavo rašyti logiką, kuri valdo elementų būseną. Kada įrodyti, kada slėpti, dažnai prireikdavo ir bibliotekų, kad viskas veiktų sklandžiai. O kur dar prieinamumas? Reikėjo rankiniu būdu tvarkyti ARIA atributus. Ir žinoma, amžini galvos skausmai ir karai su Z-index, kad tik ta perdanga atsirastų virš visų kitų elementų. Trumpai tariant, tai tikrai nelengvas ir laiko reikalaujantis darbas, pilnas tų pačių pasikartojančių problemų. O dabar pažiūrėkime, kaip visa tai keičiasi su Popover API. Pasiruoškite, nes tai yra tiesiog stebėtinai paprasta. Pasirodo, kad baziniam funkcionalumui užtenka vos 2 HTML atributų. Taip, 2. Pirmiausia, mygtukui, kuris atidarys perdangą, pridedame Popover target atributą ir nurodome perdangas ID. Antra, pačiai perdangai, tarkim div elementui, pridedame paprastą atributą Popover. Ir viskas. Tikrai taip. Absoliučiai jokio JavaScript. Naršyklė pati pasirūpina visą magiją. Paspaudžiam mygtuką, perdanga atsiranda. Paspaudžiam bet kur šalia, jį pradingsta. Jokių būsenos kintamųjų, jokių įvykių klausytojų, tiesiog veikia. Gerai, bet ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, reikia specialaus uždarimo mygtuko pačioje perdangoje? Tam irgi yra sprendimas Popover Target Action atributas. Pavyzdžiui, mygtukui pačiame lange galime priskirti Popover Target Action Insert Hide ir jis visada tik slėps perdangą. Lygiai taip pat, priklausomai nuo situacijos, galima naudoti show arba toggle reikšmes. Vėlgi, jokių skriptų. Gerai, funkcionalumas yra, viskas veikia. Bet ar galime padaryti, kad tai atrodytų gražiai? Žinoma, kad taip. Popover API yra sukurtas taip, kad puikiai veiktų kartu su moderniomis CSS galimybėmis. Ir čia atsiskleidžia visas grožis. Yra specialūs CSS įrankiai skirti būtent tam. Pavyzdžiui, su .popoveropen pseudoklasė galime nurodyti stilius tik tada, kai perdanga yra atidaryta. O su child dropback galime stilizuoti foną už jos, pavyzdžiui, jį patamsinti. Netgi animacijos tampa žymiai paprastesnis. Add starting style leidžia sukurti sklandų atsiradimą, o allow discrete savybė, transition ypatybė užtikrina, kad netgi tokios savybės kaip display galėtų turėti gražią išnykimo animaciją. Iki šiol kalbėjome apie paprastus modalinius langus, bet palaukite, čia dar ne viskas. Popover API yra kur kas lankstesnis. Pažiūrėkime, kokie dar yra jo tipai. Iš esmės, Popover atributas gali turėti 3 reikšmes. Numatytasis yra auto. Jis puikiai tinka modeliniams langams ar meniu. Jis užsidaro paspaudus bet kur šalia ir vienu metu gali būti atidarytas tik vienas toks langas. Kitas tipas yra manual, jis idealiai tinka pranešimams. Galima atidaryti kelis tokius pranešimus vienu metu ir jie neužsidaro paspaudus šalia. Juos reikia uždaryti specialiai. Ir galiausiai hint. Jis skirtas įvairiems patarimams ar paaiškinimams. Juos taip pat galima atidaryti kelis, jie užsidaro paspaudus šalia, bet kas svarbu, neuždaro kitų autotipo perdangų. Ir štai čia JavaScriptas sugrįžta, bet labai elegantingai ir tik ten, kur jo tikrai reikia. Kai reikia dinamiškai, pavyzdžiui, po serverio atsako parodyti pranešimą, galima tiesiog iškviesti showPopover metodą ant norimo elemento. Viskas. Jokio sudėtingo DOM manipuliavimo, tik viena aiški komanda. Labai svarbus momentas. Nepainiokime Popover API su kitu, jau seniau egzistuojančiu naršyklės elementu. Tai yra tuo dialog.
Nors atrodo, kad jie daro panašius dalykus, jų paskirtis ir elgesys fundamentaliai skiriasi. Esminis skirtumas yra toks. Popover yra skirtas trumpalaikiams, lengvai atmetamiems elementams, kaip meniu ar patarimai. Tuo tarpu Dialog yra skirtas kritiniams sąveikoms, kurios reikalauja viso dėmesio. Pavyzdžiui, patvirtinimo langas. Dialogas įkalina klaviatūros fokusą savo viduje, neleidžia sąveikauti su likusiu puslapiu ir neužsidaro paspaudus šalia. Tai yra sąmoningas pasirinkimas, užtikrinantis, kad naudotojas pirmiausia atliks veiksmą dialogo lange. Taigi, apibendrinant, esmė labai paprasta. Popover API leidžia dešimtis, o kartais ir šimtus JavaScript eilučių pakeisti vos keliais HTML atributais. Tai ne tik supaprastina ir sutvarko kodą, bet ir automatiškai išsprendžia anksčiau buvusius galvos skausmus dėl prieinamumo ar rodymo viršutinėme sluoksnyje. Tai tiesiog modernus, lankstus ir jau dabar paruoštas naudoti įrankis. Ir tai yra puikus pavyzdys, kaip naršyklės pačios mums duoda vis galingesnius įrankius ir tai priverčia susimąstyti, ar ne, kokių dar panašių naudingų sprendimų, apie kuriuos galbūt net nežinome, mums siūlo šiuolaikinės naršyklės.